Labą dieną. Mes randame šiandien Vilniuje grožio chirurgijos centre, klinikoje ir iš tikrųjų vėl tęsime pokalbį su gydytoju Robertu ir mano dukra Eva, kur mes jau turėjome konsultaciją, konsultavomės, ką mums reikėtų daryti ir išspręsti kaip problemą, nes iš tikrųjų mes ne tik turime estetinę ar ne grožio, bet mes iš tikrųjų turim apatinio žandikaulio problemą, kurią nusprendėm vis dėlto spręsti ir nepalikti ateičiai. Ir aš manau, ne vienas paauglys šitą problemą turi ir vaikai turi, kurie yra gimę su siauru sąkandžiu, ar kaip teisingai būtų įvardinti. Pagrindinė problema dažniausiai būna, kad viršutinis žandikaulis yra siauras ir jis neleidžia augti apatiniam žandikauliui. Ir tokiu būdu formuojasi tas vadinamas moksliškai distalinis sąkandis, arba jeigu paaiškinti paprasčiau ir kad paaugliai suprastų, tai visi žiūrim Simpsonus. Tai jeigu įsivaizduojam Simpsono sąkandį, tai yra radikalus, labai blogas sąkandis, nes smakras yra labai toli. Pas jūs tos problemos tokios didelės nėra, todėl mes galim eiti konservatyviu gydymo keliu, tai reiškia spręsti viską breketų pagalba. Esant labai dideliai problemai, jau breketai yra tik dalis, tai yra paruošiamasis gydymas, planuojant ortognatinę chirurgiją. Tai šiuo atveju, kaip ir praeitą kartą kalbėjom, siekdami išvengti ateityje ortognatinės chirurgijos poreikio, bandysim spręsti konservatyviai. Ir lygiai taip pat jūs mums pasiūlėte pačius naujausius ir mes apie juos daug domėjomės, skaitėm ir gal jūs galėtumėt suvardinti skirtumą reikėtų nuo to, ką jau mes esam pripratę matyti pas visus ir šitie yra truputėlį kitokie ir kuom jie yra kitokie ir Eva labai iš tikrųjų apsidžiaugė, kad jie nebus tokie matomi iš tikrųjų. Taip, tai pagrindiniai, turim dvi pagrindinės breketų grupės vis dar, tai yra ligatūriniai ir beligatūriai breketai. Iš pokalbio supratau, kad buvo nešiojami ligatūriniai breketai. Taip. Tai reiškia, ligatūrinis breketas nuo beligatūrio breketo skiriasi tuo, kad mes turime beligatūriam brekete dureles. Kada įdedam lanką, mes tas dureles uždarom ir mums nereikia jokių papildomų fiksacinių elementų. Ant dantukų, kai dedasi. Ant dantukų, taip. Vėlutė ta vadinama tokia lankelis. Taip, vėlutė tiesiog užsidaro pačiam brekete. Filosofijos visos prasmė yra kokia, kad kada vėlutė nėra pririšama brekete, jinai yra laisva ir jinai perduoda mažesnę jėgą, tokiu būdu pacientas jaučia mažesnį diskomfortą viso gydymo metu. Vertinant, skaidant grupės breketų toliau, mes turim metalinius ir turim keramikinius. Tai šiuo atveju pasirinkimas buvo iš estetinių motyvų dirbti su keramikiniais breketais. Ir, sakykime taip, keramikinis breketas jis yra matomas mažiau, bet jis yra šiek tiek didesnis negu metalinis. Tai galbūt yra jo pagrindinis trūkumas. Bet vėlgi, tie keramikiniai breketai bus naudojami beligatūriai, tai reiškia ta pati gydymo visa filosofija, reiškia mažesnė jėga perduodama dančiui, pacientas jaučia mažesnį diskomfortą. Taip pat mes renkamės prie keramikinių breketų, renkamės estetinius lankus. Tie lankai yra dengti baltą medžiagą, tai reiškia mes visiškai maksimaliai, ką galim padarom, kad burnoje esanti visa breketų sistema būtų kuo mažiau pastebima. Ir dabar, sakykime, vėlgi, priežiūra yra tokia pati, ar jinai reikalauja kažkokių tai daugiau išskirtinių, sakykime, kas liečia priežiūros pačios? Su priežiūra yra, sakykime, paprasta tuom, kad pacientai, kurie turi labai gerus burnos higienos įgūdžius, jie net ir be jokių papildomų specialių instrukcijų nuostabiai puikiai išsivalo ir nešiodami breketus. Pacientai, kurių higiena yra galbūt vidutinė ar šiek tiek prastesnė, mes jūs visą laiką, visus mes instruktuojam, kur atkreipti dėmesį.
sakykime, ir kaip reikėtų įsivalyti, tai dažniausiai užtenka netgi to paties dantų šepetėlio. Pas tuos paauglius ar suaugusius žmonės, kurie turi būtent ar ne briketus, nesvarbu kokie tai būtų, ar tai būtų šitie, ar tai būtų kiti, vis tiek turėtų būti rankiniai, manau, tas vadinamas kelioninis dantų šepetėlis su ta maža dantų pasta, kad tai būtų patogu ir tavęs neapsunkintų pavalgius nueiti ir prasivalyti dantukus, ar ne? Taip, pavalgius, tai mes kalbam daugiau apie tokį estetinį vaizdą burnoje, tai reiškia, jeigu kažkas liko, kad tą mes pastebėtumėm ir turėtumėm galimybę įsivalyti. Kalbant apie ilgalaikį rezultatą, mums pilnai pakanka ryte vakare kokybiškai įsivalyti dantis. Vakare prieš einant miegoti ir po dantų valymo mes galim nebent atsigerti vandens, sakykime, kad nebūtų jokių cukrų ir jokių kitų medžiagų. Ryte vėlgi labai dažnas mūsų pacientas atsikelia, ką daro? Einam nusipraust, einam įsivalyti dantis. Įsivalom dantis, einam pusryčiaut, papusryčiavom, einam į darbą. Turėtų būti taip. Nusiprausiam, papusryčiavom, įsivalėm dantis, išėjom. Į darbą tai reiškia, kuo daugiau laiko duoti, kad burna būtų švari. Iki užkandžiavimo vis tiek mes turim kažkiek tai švarę burną, ne taip, kad išsivalėm ir tada, kai išsivalėm, iš karto pavalgėm, mes vėl duodam bakterijom maisto. Ir bakterijos, aišku, gamina rūgštis, kurias taip ir gadina mūsų dantį. Tai dabar mes uždėję šitos keramikinius triketus, kas kiek laiko turėsime pas jumis lankytis? Taip, kadangi dantukai patys nėra kreivi, tai iš tikrųjų pats gydymas jisai didžiąją laiko dalį užims netgi ne ta kontrolė ir lankų keitimas, bet būtent pacientės bendradarbiavimas su mumis nešiojant papildomus elementus gumutes, kurios iš esmės keis patį sąkandį. Tai pirmi, manau, apsilankymai gali būti kas kuris 5-6 savaitės, tai pakankamai greiti. Jeigu yra labai stipriai susistumę dantys, tada mes duodam daugiau laiko, kad tas lankas, ta viela įdėta į breketus, jinai juos ištiesintų, kad mes galėtumėm pereiti į storesnį, į kitą etapą. Ir dabar norėčiau, kad jūs vis tiek įvardintumėt konkretų skirtumą kainoje tarp vienų briketų ir kitų, reiškia, ir kaip mes jau privalumus paminėjom, patį, sakykime, laikotarpį, ar ne, mūsų sakėt, kad čia užtruks ir metai gali būti, ir biški daugiau, apsilankymų vizitus lygiai taip pat paminėjom, tai mums dabar aktualu ta vadinama kaina ir kaina to vizito, kai atvažiuoji, kiek kainuotų, nes visi žmonės vis tiek planuoja, skaičiuoja ir turi pasiruošti, aš manau, šitokiai procedūrai. Taip, tai kaip ir pradėjau tą skirstimą ligatūrinė, biligatūriai, tai čia Vilniuje, grožio chirurgijoje mes su ligatūriniais breketais šiai dienai nedirbam ir manau, kad nedirbsim, nes, mano manimu, tai yra ta tokia šiek tiek senesnė filosofija ir iš esmės vertinant paciento komfortą ir visų apsilankymų greitumą, tai auksinis standartas yra beligatūriai breketai. Tai, sakykime, beligatūriai breketai jie tikrai yra brangesni negu ligatūriniai breketai. Brangesni iš esmės tik tai kaip ir pačios medžiagos kaina. Tai, sakykime, suklijavimas, jeigu kalbėtumėm apie metalinius, tai mūsų klinikoje yra 750 eurų vieno žandikaulio suklijavimas metalinių beligatūrių breketų. Konkrečiai tai yra Diamond breketai, nes vėlgi yra ir tų pačių beligatūrių šiek tiek kitokių modifikacijų ir šiek tiek pigesnių. Keramikinių breketų kaina yra 830 vieno žandikaulio, po to apsilankymai tai yra lanko pakeitimas. Vėlos lanko pakeitimas yra standartiškai 50 eurų. Tai reiškia, čia praktiškai turbūt visi ortodontai, kurie tą atlieka, kainos yra jau vienodos ir nebesiskiria, ar tai yra ligatūrinė, ar tai yra beligatūriai, tai yra maždaug ta pati kaina. Ir higiena dar kažkaip tai būna, kad ten būna paskiria atskirai, reikia ateiti. Jo, higiena tai yra periodiškai, vėlgi 4-5 mėnesiai mes rekomenduojam, bet jeigu pacientas gerai valo, tai nėra būtina. Nėra būtina. Toliau, kaip ir minėjau, pas jūs šiek tiek tas gydymas kitoks bus. Kitoks, ta prasme, kad jūs jau nešiojat breketus, jau dantukai yra ištiesinti ir bus didysis darbas su gumutėmis. Tai reiškia, jeigu mes nekeičiam vėlos lankų, tai apsilankymas yra maždaug apie 30 eurų.
Labai dažnai ką pamiršta pacientai mūsų. Mes pirmos konsultacijos metu akcentuojam, kad jeigu uždedam breketus, tai jas reikės ir nuimti. Tai nuėmimas breketų susideda iš dviejų dalykų. Pirma dalis yra breketų nuėmimas, dantų nuvalymas, antra dalis yra retencija. Retencija tai yra tai, ką mes vertinam lygiai taip pat reikšmingai kaip ir breketų uždėjimą ir dantų tiesinimą. Nes retencija atsakinga už tai, kad dantys po ištiesinimo liktų savo vietose ir vėl nesusistumtų, nesugriūtų, nesukreivėtų. Tai breketų nuėmimas ir priemonės, kuri užlaiko dantis uždėjimas, pagaminimas, yra iš esmės 150 eurų vienam žandikauliui. Tai tie 300 eurų gydymo pabaigoje kartais pacientus nustebina, bet jie visada būna informuoti apie tą procedūrą, tiesiog per 1,5–2 metus natūralu, kad tai pasimiršta. Ir būtent su tais reteineriais, su retencija yra taip, kad dalis yra fiksuota, dalis gali būti nuimama. Tai reiškia ar plokštelės, ar kapos, arba fiksuota vėlutė iš liežuvio arba iš gomurio pusės. Tai tiesiog čia jau renkamasi kartais pagal tai, ką galim, siūlom, arba netgi duodam pacientam pasirinkti. Tai jeigu pacientas sako, man geriau, kad burnoje nieko nebūtų, o aš visą laiką, kiekvieną vakarą užsidėsiu, įsijimsiu, viskas tvarkoj, nuostabu. Bet yra pacientų, kurie tikrai sako, žinokit, ką jūs norit, tą dėkit man į burną, klijuokit, nes aš plokštelę vis tiek pamiršiu. Tokiu atveju mes vienareikšmiškai klijuojam vėlutę. Ta vėlutė, jinai, šiek tiek gal erzina iš pradžių, po to prie jos priprantama. Ir didžiausias minusas yra tiesiog šiek tiek sunkesnė burnos higiena. O kiek laiko reikėtų nešioti? Žinokit, labai įvairiai. Yra pacientų, kuriems uždedam ir po metų galim nuimti, yra pacientų, kuriems pasakom, kad tikrai, kaip jūs norite tai, bet žinokit, visam likusiam gyvenimui. Ta prasme, kad jeigu kažkas atsiklijavo, nukrito, mes privalom vėl uždėti iš naujo. Suaugusiems pacientam labai dažnai rekomenduojam nakčiai apsauginę parafunkcinę kapą. Tai reiškia, tokia plokštelė, kurią užsidėjus, miego metu, jeigu mes griežiam dantimis, mes apsaugom savo dantis, kad jie nediltų. Ir tuo pačiu ta plokštelė ne tik tai, kad apsaugo dantis, bet ir juos įtveria. Paaugliam arba vaikam mes to daryti negalim, nes tai vis tiek yra dar augantis šiek tiek organizmas ir tos plokštelės jos tą augimą apriboja. Nuo 4 metų galima ateiti, pasikonsultuoti, jeigu jie mato, kad yra problemėlė, ir nuo 4 metų mes jau galime būtent pritaikyti šitas technologijas savo vaikams. Praktiškai, žinokit, nuo gimimo gal negalim taip sakyti, bet nuo pirmo dantuko mes jau turim susipažinti su odontologais. Labai smagu yra, kada tėvai besirūpinantys savo dantų sveikatą ateina su vaikučiais, jie pamato, kad čia nieko blogo, jie girdi garsus, jie mato baltą aprangą, jie mato pirštinės, galų gale ant kelių laikant leidžiasi mums pažiūrėti į burną, galų gale pajaučia tą skonį ir jie tai po truputėlį pratinasi. Ką reikėtų atkreipti dėmesį nuo to paties pirmo dantuko, tai reiškia, ar turim ar neturim kažkokių alergijų ir kvėpavimas. Būtent ką paminėjau pačioj pradžioje, kad kvėpavimas dėl alergijų kvėpavimo sutrikimai, jie būtent neskatina viršutinio žandikaulio augimą ir tokiu būdu dažnai apatinis žandikaulis arba perauga viršų, arba jis yra blokuojamas ir stabdomas. Tai tą reikėtų atkreipti jau nuo pirmų dienų. Jeigu mes jau pradedam matyti kažkokią problemą, kada visi tie veiksniai yra eliminuoti, tai gydymas gali prasidėti nuo 7–8 metų. Labai priklauso nuo vaiko sąmoningumo. Ir tai yra iki ortodontinis, sakykime, gydymas, toks vadinamas tokiais guminiais treneriais, kurie gali nukreipti šiek tiek, duoti tam tikrą kryptim spaudimą ir formuoti dantų eiles. Kas liečia breketus, su breketais yra rekomenduojama prastai, kada turim, bent jau po, priekinius dantis ir galinius dantis, kad tiesiog būtų galimybė užklijuoti breketus. Tai iš tikrųjų šiandien gavau labai nuostabią pamoką. Tai mes kaip ir viską supasakojom su Robertu. Aš manau, kad Evutė nebekantrauja laukti, kada jai pradės sėdėti. Mes jau viską supasakojom. Tai labai ačiū visiems ir linkime daktarui Robertui tikrai gerai pasidarbuoti, sėkmingai pasidarbuoti ir matysime gale, kaip viskas atrodo.